Gerai, jeigu mūsų reikalavimai neteisėti, tai rašykit skundą. Ai, tai mes specialiai darom, daužom, purškiam dujas, tai jūs padarysit nusikaltimą ir paskui man skūsti tam, kad... Sveiki, draugai, bičiuliai. Nu ką, matot, veiksmas vyksta, judesys čia verda, pažįsta mane pasirodė. Tai va, žinokit, pasiekė mane tos žinios visokios, šiaip aš nesakęs, šiaip aš turiu pastarinį Facebooką. Žinot, kas tas yra? Aš kiekvieną dieną gaunu krūvas laiškų, man atsiunčia mano sekėjai, mano draugai, mano bičiuliai ir apie visus tos įvykius man papasaka. Vakar gavau tokių įdomių žinių noriu šiandien pakalbėti apie tokį Andrių Tapiną, kas nepažįsta Tapino, Alfa Patinas, kai net kažkada Zvonkus dainavo tokią dainą, ir apie tokį Simoną Kroidoną. Simonas Kroidonas, jis jau man senai gauna jo tekstus, aštriai pasisako, daug informacijos, nežinau iš kur šaltiniai tos informacijos, bet jos tokios stiprios, rašo labai stipriai, kiek girdėjau, jau dabar ir video jis apie tai daro. Tai jisai papasako tokią istoriją, aš dar su ja nesusipažinęs, žinau tik tai minimaliai, papasakojo apie Tapino kažkokią sąsają su prekybo vaikais ar kažkas tai tokio, aš sakau, dar tiksliai nežinau, bet galit paieškoti informaciją, rasit apie ką tas visas postas, tas Tapino. Sakė, konvojistai nereikia. Gerai paliks Vinogradovas. Jūs išeikit, o jis paliks. Pareigūnų pagalba. Žiūrėkit, nutraukė, norėjau, tik tai apie Tapiną pradedu šnekėti, iškart valdžios institucijos įsikiša ir to mes išeisim iš kelių minučių, Zina, nepergyvenkit. Ką reikės va, žiūrėkit, tik tai Tapinas iš karto tai... O ko jūs įstumda? Mes nestumdam, mes prašom. O tai patrauk rankas nuo jo, kas tai yra? Prašom išeiti, vykdykite teisėjos nurodymus. O teisėja neturi teisės duoti čia nurodymų, jeigu ką. Buvo paprašyti palikti posėdžių salę. Tai jisai paprašys neišeina vieša vieta, kas negerai. Paprašyti palikti, dabar yra reikalaujam palikti posėdžių salę. Kas čia reikalauja? Turi būti teisėti reikalavimai. Kokiu pagrindu jūs reikalaujate? Pareigūnai Kežum, kokiu pagrindu jūs reikalaujate išeiti dabar jam? Dima, tu jį pasimuok, nebe man, jūs įdomiau. Kaip pareikalauta jūsų teisėjai. Tai gerai. Kokiu pagrindu išeiti? Pagrindas koks? Jinai paprašė išvedinti patalpą, jinai išvedino, mes nevedinom. Koks teisėtas pagrindas turi būti? Įstatymas, pagal kurį aš turiu išeiti iš čia. Teisėjo reikalavimas. Visa vieta, aš galiu Teisėjas rasti. neturi teisės dėl reikalavimų neproceso. Mes dabar ne su jumis bendravome. Tai aš jums pasakau, kad jūsų Tai neteisės gerai, reikalavimai. jeigu mūsų Tai reikalavimai nieko gero, neteisėti. jeigu pareigūnai Lietuvoje reiškia neteisėtus reikalavimus, tai čia gero nieko žinot. Gerai, jeigu mūsų reikalavimai neteisėti, tai rašykit skundą. Ai, tai mes specialiai darom, daužom, purškiam dujas, Tai jūs padarysit nusikaltimą ir paskui man skūsti tam, kad... Dabar prašom palikti posėdžių salę. Dėl ko? Priežastis tokia. Teisėjos reikalavimas buvo palikti posėdžių salę. Tai čia yra vieša vieta. Posėdis dabar nevyksta. Taip, Dėl to ir yra prašom palikti posėdžių salę. Posėdis nevyksta dabar. Teisėtą reikalavimą pasakykit. Palikit, prašom posėdžių salę ir teisėjos. O mes prašom jūsų išeiti iš salės. Aš prašau jūsų išeiti. Nuo mūsų ir prašom ir išeikit. Ne, viskas, jūs nešaukit. Tai aš sakau, kad... Nes čia nesąmonė yra. Kas nesąmonė? Jūsų reikalavimai. Yra tvarka, kuri yra priimta, kad jūsgi irgi šitą labai gerai žinot. Dabar yra... Posėdis nevyksta dabar. Taip. Čia kas nori, tas ir vaikšto. Tai tame reikalas, kad kas nori čia ir nevaikšto. Posėdžio metu taip. Dabar yra jūsų paprašyti palikti posėdžių salę. Žodžiu, pratęsim mes, draugai, bičiuliai, vėliau filmuosim, tai va. O jūs, pareigūnas Kežum, neįma ir įsivaizduot, neteisėti reikalavimai. Da draugų pasikvietė, VST čia prie ko, jūs čia ko atėjo. O tu nevadovauk čia, ką reiškia vesti čia. Aš kada norėsiu, tai prašau,